Čia Delfi tiesioginė Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Tele2 laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Tele2, ką mokėti daugiau? Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte savo. Camellia – mažų kainų vaistinė. Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, esu vadovų konsultantas, taip nusprendžiu pristatinėt šiais laikais jau kažkaip, tai kad būtų aišku, kas aš toks. Vis dažniau žmonės šaukia gatvės, žurnalistas, ateik čia. Tai, vadovo aš konsultantas, jeigu ką. O labai smagu, kad jūs mus vėl susiradote, vėl mus padėjote į patogią vietą. Ir labai smagu yra tai, kad Delfi TV dabar yra ir Telija 11 kanale. Ir tai, sakau, toksai kažkaip visai televizija. Šiomis sezoną mes bandom kalbėti apie tai, vis dar su vadovais ir vadovams, bet bandom kalbėti apie tai, apie tokį keistą dalyką kaip įprotį nugalėti. Aš, kai dirbu su vadovais, matau, kad laimi konkurencinę kovą, laimi rinkas, laimi kažkokius tokius sudėtingas situacijas tie vadovai, kurie turi įgyję įprotį nugalėti. Keistai skamba šiek tiek, ne? Bet yra toksai įprotis, kada tu nebebijai nugalėti, kada tu žinai, ką daryti, kad nugalėtum, žinai, kaip suplanuoti savo pergalę. Ir šiek tiek labiau fokusuosimės į šitą dalyką būtent šiame sezone. Dėl to labai kviečiu pasižiūrėti, nes manau, kad tai labai vertingas įprotis. Bet kuriuo atveju šiandien mes kalbam apie... Aš leisiu pasakyti savo pašnekovą, apie ką mes šiandien šnekėsim. Šiandien mano svečias, pašnekovas yra Egidijus Langys. Ir aš tai pasakiau Egidijus Langys, tarsi visi Lietuva žino, kas yra Egidijus Langys. Gal? O gal? Kas yra Egidijus Langys? Kas jūs esate, Egidijus? Kas tu esi, Egidijus? Taip. Egidijus Langys, tai pirmas dalykas, matyt, turėtų būti žmogus. Aha, panašus. Jo, nes turi vardą, pavardę, identifikaciją kažkokią tai. Taip. O šiaip, jeigu, sakime, tie tokie galbūt skiriamieji požymiai, tai esu teisininkas, advokatas, advokatų profesinės bendrijos avokat partneris, Mykolo Riomerio universiteto lektorius. Tai trumpai matyt. O kuo labiausiai iš to, kuo esi, kuo labiausiai džiaugiesi ar didžiuojies? Tai šiaip iš tiesų tai nelabai galėčiau išskirti nei vieno, nei kito, nes, sakime, buvimas universitete ir buvimas tuo, kuo esu, tai, sakime, advokatu, iš principo datos praktiškai netgi sutampa, nes viskas įvyko taip 2006-2007 metais. Ir vienas ir kitas. Tai toks, sakime, ir vienas ir kitas savotiškai džiugina, savotiškai iššūkiai, savotiškai visi tie tokie dalykai, bet kad vieną išskirti ir sakyti, va čia labiau džiaugiuosi, ten mažiau, tai ne, ir vienas ir kitas. Kaip manai, Egidijau, ar čia aš taip leidau savo suimprovizuoti apie tą įprotį nugalėti, ar egzistuoja toks dalykas, iš viso kaip galvoju? Tai manau, kad egzistuoja. Visi, sakime, kažką tai daro, visi kažkur tai eina, kažko siekia ir natūralu, kad galbūt visi nori būti geriausiais. Ir, ne visi, gal, sakime, pas kažką ambicijų mažiau, pas kažką daugiau, bet tie, kurie, sakime, nori tapti geriausiais, tai vieta viena, numeris vienas. Taip. Tai kaip ir vakarą čia buvo futbolo komentaras, tai visi kalbėjo tik apie vieną žmogų, ne? Vis geriausias. Taip, žaidė 22, o kalbėjo apie vieną. Taip, žaidė 22, kalbėjo apie vieną, visi nori eiti ir būti tuo vienu. Taip. Tai galbūt, sakime, sporte, visi nori, galbūt sportininkai, aš tikiuosi, kad nori būti čempionais. Komandos nori tapti čempionais. Profesionalai tam tikros srities nori irgi būti, bent jau top 5, top 10, 10 arba jau numeris 1. Okay, žiūrėk, nugalėti visi nori. Nori, tvarkoj. Tikėtina, kad vis dėlto sekasi labiausiai tiems, kurie moka tą daryti, nugalėti jo. Ir aš pasikviečiau laidą labiausiai tave dėl to, kad tu užsiimi tokią specifinę veiklą, pakankamai specifinę, vis dar Lietuvoje pakankamai specifinė veikla tai yra. Bet aš įsivaizduoju, kad būtent jinai pasireiškia ta veikla, tiksliau labiausiai jos reikia, tos veiklos, ką tu darai, taip pat prie to prieisim, tada, kada
žinai, kažkas nusprendžia laimėti bet kokiom sąlygom. Kažkas nusprendžia nugalėti, laimėti, siekdamas padaryti taip, kad kitas pralaimėtų. Iš principo aš kalbu apie mediaciją. Okay? Mediacija toks keistas daiktas, žodis mediacija, kas nėra meditacija, mediacija. Kas yra mediacija? Padėk suprast mums. Meditacija, taip, kompiuteriai kol kas dar kai kurie taiso žodį mediacija, meditacija. Tai reikia visada tekstą atidžiai patikrinti. Okay. Nes būna kartais pusė mediacijos, o pusė meditacijos. Tai čia vienas toks dalykas. Šiaip mediacija, tai terminas naujas yra pas mus Lietuvoje. Europoje ne, pasauliniu mastu irgi ne, nes jeigu taip žiūrėt, tokias seniausias jau naudojamo šito žodžio ištakas, tai 15-16 amžius Prancūzijos tarptautinių žodžių žodynas yra ta žodis mediacija panaudotas. Tai iš principo yra alternatyvus ginčių sprendimo būdas. Ginčą spręsti kitaip. Ok, nedaug kol kas informacijos daugiau šiek tiek. Ir tai tiesiog yra alternatyva mūsų pamėgtam teismui ir alternatyvus ginčių sprendimo būdas padedant trečiajam asmeniui. Tai kada sėdi dvi šalis, tai imkim tipinį variantą, dvi ginčio šalis, kurios galbūt dėrybų pagalba nelabai randa galimybių pasiekti kompromisinio varianto, nes dėl savo būdo, dėl negebėjimo klausyti, išgirsti arba nenoro, dėl pastovių replikų, kas greuna visą tą dėrybų idėją. Tai iš principo mediacija, kada dalyvauja dar trečias asmuo, tai yra mediatorius, tarpininkas, kuris padeda toms ginčio šalims šiek tiek nusiraminti, koncentruotis labiau į interesus, tai ko žmonėms reikia, o ne į pozicijas. Nes poziciją tai visi mes turim. Mums kažko reikia. Taip. Bet kodėl mums to reikia, tai labai retai kada išgirstam. Atsakom, duokit man tiek, nes tiek reikia. O kodėl? Kai bus atsakymas kodėl, tada bus paprasčiau šiek tiek. Žiūrėk, paimkim tokią situaciją, kuri vis dar tikėtinai gali būti Lietuvoje. Tu pasakysi savo pavyzdžių, bet aš matau pavyzdys, kur ateina į galvą. Tarkim, yra darbdavys, šiais laikais tai yra sudėtingiau, bet vis dėlto yra kažkoks darbdavys. Bet tam, tarkim, nežinau, imkim statybininkas, nedidelis koks nors. Ir taip atsitiko, kad pasamdė žmonių ir jam nesumokėjo, statybininkui nesumokėjo, reiškia, užsakovai ten kokios nekilnojamo turto objektų. Ir jis realiai neturi kaip sumokėti darbuotojams. Ir darbuotojai jį duoda į teismą. Ir ką tu čia gali padaryti su savo mediacija tokioje situacijoje, žinai? Taip, kaip ir sakiau, mediacija yra alternatyvus ginčių sprendimo būdas ir kad jis toks yra, kaip yra arbitražas, yra dėrybos, lygiai ta pat alternatyva. Jokių būdų nesakau, kad mediacija čia yra panacėja nuo visko. Taip. Tai yra mediacija tiesiog alternatyvus ginčio sprendimo būdas, jeigu tai matoma, kad tą galima padaryti. Šitoje vietoje, žinoma, vėlgi klausimas yra toks, ką tie darbuotojai gali padaryti. Gali kreiptis į teismą, gali kreiptis dėl bankroto bylos iškelimo darbdaviui, kuris nesumokėjo pinigų jiems. Viskas yra tvarkoje. Bet čia yra pozicija. Duokit mums pinigų, mes uždirbam. Tikrai nekvestionuoju, nesiginčiu, natūralus noras ir visiškai teisinga. Bet dabar klausimas yra toks, ką mes galim laimėti. Teisme, aišku, kad priteis. Čia 100%, aš net nesiginčiu. Taip. Net jeigu ir bankroto bylą reikės iškelti, ir tą iškels. Tik tai darbuotojų pozicija šiek tiek yra kitokia negu eilinio kreditoriaus, kadangi juos ten, sakykime, jie gali gauti iš, sakykime, bankroto atveju iš tam tikrų fondų pinigus ir visą kitą. Bet šiaip reikėtų žiūrėti, ką gali pasiūlyti darbdavys. Gal darbdavys sakys, žinokit, yra taip, derame su pagrindiniu tuo užsakovu, po 2-3 mėnesių viskas susitvarkys ir bus sumokėta. Čia pažadai. Milijoną kartų girdėjau jūs pažadus. Taip, pažadai, bet, sakykime, mediacijos metu mes galime susitarti ir galime realiai imtis kažkokių tai veiksmų, kurie, sakykime, užtikrintų žmonėms tą tikėjimą, ne tuo pažadu, bet galbūt įsipareigojimu. Paversti tą pažadą ne tiesiog, kad pažadėjau, kad bus, bet įsipareigojimu. Galbūt konkrečius veiksmus parodyti, kad mes atliekam kažką ar panašiai. Bet pats faktas yra tas parodyti, kiek žmonėms tai bus naudinga. Nes bilinėtis, tai aišku, visi gali ten apie metai pusantrų drąsiai. Bet kas iš to? Koks rezultatas? Jeigu žmonėms tai yra galbūt atras kažkokios naudos savo, matys, kad vis tik tais, galima kažką tai padaryti, jie tą dalyką padėlios. Ir svarbiausia, tie interesai, natūralu interesas darbo užmokesčio atveju, tai gauti pinigus ir ne šiaip juos gauti, o tai, kad jie yra uždirbti. Taip, pelnyti. Bet žiūrėk, iš savo praktikos, kada tavo manimų mediacija labiausiai pasiteisino? Mes nekalbame apie panacėją, mes kalbame apie alternatyvas nuolatos. Kai darom šitas laidas, aš bandau vis rasti
kažkokius tai kampus, kažkokius tai požiūrio ar galimybių skales, kad mūsų vadovai galėtų rasti, kur dar yra mano resursas, kur dar aš galiu, kaip išspręsti savo problemą, kaip aš galiu dar padidinti vertę ir panašiai. Iš tavo praktikos, kur mediacija veikia? Taip, aš tai sakau taip, mediacija, jeigu taip žiūrėt, kur veikia apskritai pas mus, tai veikia šeimos ginčiuose, veikia verslo ginčiuose, darbo ginčiuose, tokios rytis, kurios labiau galbūt išskyrus tą verslo ginčius, tai tokios labiau emocionalios pusės, kur mažiau ten tų reikalų, žmonės tiesiog emociškai reikia jums susitvarkyti. Bet versle, aš į verslą žiūriu taip. Šiai dienai verslui pinigai, mano nuomonė, toks antrailis dalykas, sėkmės rezultatas, nes jie dirba ir uždirba pinigus. Taip, kaip pasiekmė tos. Taip, kaip pasiekmė. Bet tam, kad juos uždirbti, tai verslui reikia laiko ir jiems yra laikas labai brangus. Okay. Ir, sakykime, jiems sėdėti teisme dėl skolos, tai kažkiek kainuoja, bet jiems tie pinigai jie uždirba. O laike, jeigu kažkokia, pavyzdžiui, kad ir to imam statybų sektorių, kur kažkoks kilęs ginčas sustabdo visą statybų procesą, va čia jiems labai daug kainuoja, nes jie negauna pasiekmės, tai negauna pinigų. Ir šito vietoje labai paprasti dalykai, kaip ir kad ir eilinis pavyzdys irgi iš tos pačios rangos galbūt gali būti, buvo užsakymas pagaminti kažkokį gaminį. Tas gaminys, jisai netitiko kokybės reikalavimų ir sako, kad yra defektai, mes jums nemokėsim pinigų. O jie sako, jūs mums skolingi, nes nesumokat pinigų. Ir grinai toks ginčas, aš pats jį asmeniškai man teko medijuoti. Taip. Tai žinot, tiesiog perskaitai ieškinį, perskaitai atsiliepimą, susėdo žmonės, kompetitingi, atsakingi asmenys su advokatais. Tai klausiau, tai kur vis tik tai yra ta problema, kodėl jūs nesusitarėt? Neatrandam kažko tai. Tai sakau, tai dabar ar jūs sutinkat, kad jie atliko tuos darbus? Taip, sako, atliko. Okay. Tai sakau, ar nekokybiškai atliko? Mūsų nuomonė nekokybiškai. Okay. Tada klausti, sakau, ar jūs kaip mums reikėtų pažiūrėti, tai sakau, kur problema? Imkit, važiuokit ir pažiūrėkit. Ten ta gamybos specifinė, nepertraukiamas procesas, sako, ne visada galim rodyti. Tai sakau, sutarkit, kada galit parodyti, atvažiuos. Taigi sakau, sėdi, pašalins, viską sutvarkys. Tai... Paaiškėjo, kad tiesiog reikėjo pasikalbėti. Taip, nes, žinot, versle, galbūt tie kompetitingi asmenys kaip vadovai, akcininkai ir panašiai, jie ne visada gal žino apie tuos konfliktus jau tiesioginius, kas ten kur su ko vyksta ir kartais tiesiog ateina ataskaita, šitas skolingas, duokite jis viskas, nesigilinam, ko ten galima, sakykime, elementarus dalykus sužiūrėti. Lygiai taip pat skolų bylos, pavyzdžiui, elementariai skola, tai ją prisiteisti nėra problemų. Visi teismai priteis, jeigu ten viskas tvarkinga, dokumentai yra, bus priteista. Bet to ką daryti po to su išieškojimu, kai nėra iš ko. Tai tų variantų daug yra, kurių žmonės kartais net neapsvarsto. Ar ten, pavyzdžiui, perka tam tikrą terminą sumokės, ar, sakykime, galbūt sako, aš tau iš karto dabar greit sumoku didesnę dalį, bet tu tenais mane praleisk, arba galų išklauso, kodėl ta skola susidarė. Kaip aš sakau, kartais pusę metų ar 6 mėnesiai, kuris terminas trumpesnis. Žiūrėk, man tai įspūdis, žinai, ta mediacija, aišku, primena labai tokia, žinai, psichologinį tarpininkavimą, kada terapijos šeimose, tarkim, kaip tu paspaminėjai, aiškiai atlieka. Yra panašumų. Jo, bet žinai, viskas, ką tu kalbėjai, ir ta pati psichologinė tarpininkavimas, toksai terapinis tarpininkavimas, jisai visą laiką apie tą patį, tai yra kažkaip nuleisti emocijas, tai nuleisti konfliktą iš emocinio į faktinį lygmenį, ne? Ir kažkaip tada atsiranda pragmatiškumas, kažkoks tai atsiranda sveikas protas, panašiai, kol tas, reiškia, emociniam lygmenį. Man svarbu tai dėl to, kad vadovai kiekvieną dieną susiduria su konfliktais emociniais, apraiškom, kur ten atbėga kažkoks darbuotojas, sako, o tas anas nepadarė, o tas tada vadovas nežino, ką daryti, griebėsi padėti vienam, paaiškėja, kad tas neteisus, kam jis bando padėti, čia kaip gatvė, kur mušasi ten, reiškia, dviese muša vieną, pasirodo, vienas yra vagis, žinai. Bet gal tu turi kokį patarimą arba triuką, kas leidžia, triukas blogas žodis. Gal greičiau tiesiog patarimą iš savo patirties, kas leidžia iš to emocinio sunkaus įtempto momento žmonės nukelti į tą racionalų, į pragmatišką būvį. Kas tai yra, kas padeda? Taip, tai pirmas dalykas, kuo gerai mediacija, kad žmonės mediacijoje, jie dažniausiai, rekomenduojama bent jau jiems dalyvauti patiems. Tiesiogiai žmonėms, nebūtinai su atstovais. Nes atstovai, aš prieš atstovus nieko neturiu prieš, aš pats advokatas, žinau, kaip jie dirba. Tu pats atstovauji, jeigu ką. Jeigu ką, bet, sakykime, kartais yra tos pozicijos, pavyzdžiui, akcininkų ginčai, kurie irgi yra labai populiarūs, sakykime, sudėtingi, taip, be abejo, emociškai
lygiai taip pat, nes, kaip bebūtų, kažkada tai tie žmonės bendrus interesus turėjo, jeigu biznį kūrė. Po to kažkas išsiskyrė. Tai realiai reikėtų galbūt tas netinkamas žodis, triukas. Tai tiesiog mediacija padeda visų pirma atriboti asmenį nuo problemos. Jeigu mes, tarkim, man kažkoks žmogus labai jis nepatinka, manęs nieks neverčia su juo eiti gerti kavos, pietų ar toliau turėti biznio, bet yra problema, kurią reikia išspręsti. Reikia nusileisti kito lygio. Mediacija būtent tam ir padeda. Yra mediatorius, jisai duoda kiekvienai šalių pasisakyti, išsakyti tą problemą. Ir kartais, kai žmonės, tie, kurie tarpusavį nebendrauja, arba ten tiesiog principus savo rodo ir tiesiog nebendrauja, tai atsiranda tokia tuštuma, kad vienas turi savo poziciją, kitas turi savo poziciją, o kad ją išsakyti ir bendrai suvesti, nėra to. Tai mediacijai yra būtent tas dalykas. Ir antras momentas, pamirštam pozicijas. Skola, viskas gerai, darbai neatlikti, viskas gerai. Taip, bet ko mes norim, kaip mes galim pasiūlyti išspręsti tą klausimą. Ir yra tas dialogas tarp šalių. Tai jeigu tau netinka mano pasiūlytas variantas, pas mus dažniausiai kaip būna. Netinka man tavo pasiūlytas variantas, viskas, ate. O palauk. Tai jeigu tau netinka, tai tu pasakyk, kodėl tau netinka. Taip. Ir tu pasiūlyk savo kontravariantą, gal man tiks. Ne, to nėra. Tai už tai, tas žaidimas mediacijos procese, jis labai padeda išgryninti pozicijas. Ir jeigu yra pasiūlymas ir mes jį jau nuo iki išgryninom ir matom, kad neveikia, gerai, einam prie kitų, bet to nepaleidžiam, yra pasiūlymai, mes turim dėlioti. Tai atskirti tą asmenį nuo problemos, tai yra labai svarbu ir mediacijoje tą galima padaryti ir tas veikia iš tiesų. Ir kartais atrodo, kad tikrai ten žmonės nesutaikomi ir viską, tai niekas nesako, kad juos taikyti reikia. Niekas čia nekalba apie tą... Labai svarbus momentas. Niekas nekalba apie tai, kad sutaikymą. Nekalba apie problemos sprendimą. Yra problemos sprendimas. Aišku, jeigu problema išsispręs, ir santykiai atsistatys bent jau minimaliai, bet nors, tas sutaikinimas gal galėtų būti ir vienas iš tikslų, bet tikrai ne visuose ginčiuose. Ir mano nuomonė, tai yra tiesiog, kaip išspręsti, atrasti problemą, kaip priversti žmonės, galų gale bendrauti jau. Kai jie nebendrauja, susės prie stalo, pasišnekė. Čia yra problema, kaip padaryti tą, kad jie susėstų. Bet žiūrėk, tarkim, aš modeliuoju situaciją, žinai, aš tau sakau, mes susitinkam su tavim prie kavos, aš tau pasakoju, žinai, jeigu jis pažiūrėtų į problemą, kaip suaugęs žmogus, jeigu jisai pamatytų šitą situaciją taip ir taip, jeigu jisai suprastų, kur čia pas mus problema yra, tada viskas išsispręstų. Ką tu man tokiam pasakysi? Tai viskas gerai, tai sėdam, šnekam. Ne, tai palauk, tai jeigu jisai padaro kažką, kad aš galėčiau su juo sėsti, žinai, kažkaip. Taip. Tu žinai, apie ką aš kalbu, nes taip viskas vyksta iš tiesų. Taip, bet čia yra ta visa esmė, kad žmogus jisai nori, kad kažkas kažką padarytų, kad jis kitaip pažiūrėtų, kad kitas. Viskas yra gerai. Tai sėdam ir darom kartu. Ir tai, ką man sako, tu galėsi tiesiai pasakyti tam žmogui. Suprask mane, išgirsk mane. Čia pas mus yra tokios problemos ir mes taip sprendžiam, ten kitaip sprendžiam, sakykime, siūlom tokius variantus, turim tokį metodą, dar kažką. Bet visą tai reikia šnekėti. Aišku, mediacija, kaip bebūtų, savanoriškas procesas. Niekas negali priversti. Net ir teisminės mediacijos atveju teisėja pasiūlo, arba, sakykime, jūs pabandykit, teismo procesas ypatingai tuose rangos santykiuose ilgi būna, ten ekspertizės, taip toliau. Teismas sako, bus taip, arba jūs galite pabandyti dar mediaciją. Aišku, daugeliu atveju skeptiškai žiūri, mes neturim daug tų mediacijų, gal 500 procesų čia praeitais metais buvo, kai bylų virš 250 000, tai labai maža dalis, bet pats principas yra, kad pabandyti. Nes tai yra naujiena, aišku, verslui irgi tai yra naujiena, kartais susiduriu ir su tokiais dalykais, kad ne, mediacijos čia mes tikrai nebandom, einam, prisiteisam ir užduodam klausimus. Aš matai, mano interesas labai didelis buvo to pasakys dar toliau, kad aš manau, kad kaip tik versle mediacija yra daugelio atveju sprendimas, nes aš tikiu nuoširdžiai, kad verslo pagrindas yra du svarbiausi dalykai. Tai yra pragmatiškumas, tai yra naudos siekis, ir tai yra sveikas protas. Ir tada, kai tu galvoji apie naudą ir galvoji sveikų protų naudodamasis, tai pas tave ateina paprastas sprendimas, kad tu nebūtinai laimi, tik tai tuo atveju kitas pralaimi. Žinai, tu vis tiek gali laimėti, kai abudu laimi. Konkurencinė kova, natūralu. Ir, sakykime, tai konkurencinė konfliktų strategija sprendimo, tai yra aišku, bet tada pirmas dalykas, mes jau žlugdom apskritai santykį bet kokį. Jeigu mes jau nukonkuruojam, tai natūralu, ten paimkim kokį stambų prekybos centrą su smulkia
ten provincijos parduotuvėlė, nu ką, taigi ten, sakykime, kainas nuleis, ten užsibaigs visi dalykai. O jeigu tie konfliktai vyksta, ne tame esmė čia, sakykime, ta sėkmė visa ir yra, kad šiek tiek keisti požiūrį, apskritai reikėtų į konfliktą. O galima keisti ginčą. Jo, sutinku. Tai vat, aš tau noriu paklausti, žinai, biškai rezimuojant mūsų jau pokalbį į pabaigą ir bandant truputėlį lengvai pafilosofuoti, žinai, mes visi esam girdėję tą mediacija iš principo yra apie win-win, apie tai, kad abi pusės laimėtų, ar ne? Taip. Ir mes, teoriškai visi knygelę skaitėm, gyvenom gyvenimus ir visi žinome, kad win-winas tikrai apsimoka labiau negu win-lose arba ten zero-sum game, žinai. Bet kaip, gal turi mintį idėją, žinai, kaip savyje, jeigu aš su verslo žmogus, jeigu aš su vadovas, ir man reikia siekti naudotis sveikų protų, bet kaip man vis dėlto ugdyti savyje va šitą požiūrį, kad win-winas yra realiai naudingas, realiai kuriantis vertę dalykas? Na, taip, čia toksai filosofinis klausimas, nes mano nuomonė, tai ypatingai vadovas, tai jisai turi turėti tokį racionalų, adekvatų mąstymą kiekvienoje situacijoje. Ir neturėtų pulti paniką, kad čia kažkas nutiko ir kaip čia dabar spręsti, pykti ir taip toliau. Tai jeigu yra tikslas laimėti, tai viskas yra tikrai gerai, toks tikslas ir turėtų būti, bet kokios priemonės tam laimėjimui bus pasitelktos. Aš manau, tai yra grynai požiūrio klausimas, švietėjiškumo galbūt dar klausimas, kad verslo žmonėm, ypatingai vadovam, akcininkam galbūt, kurie lygiai taip pat priima tam tikrus sprendimus, šiek tiek keisti požiūrį apskritai konfliktą į ginčą, kas tai yra. Nes pats ginčas, pats savaime, tai kažkas kažkur ne taip kažką pasakė, ne taip padarė, kažkur nesumokėjo, ogi prekių neatvežė ir visi iš karto įsižeidžia. Tai viskas yra gerai. Na taigi tam yra sutartys, tam yra konsultantai. Taigi jeigu, pavyzdžiui, neatvežė tų prekių, na tai tu pažiūrėk sutartį, parašyk kažkokį tai elementariai elektroninį laišką, paskambink, paklaus, kodėl tu neatveži. Pas mus iškart pretenziją rašyti čia, nes nepristatė. Aš jį užgesinsiu, aš jau autoritetų paimsiu. Taip, aš jam taip padarysiu, kad ant pana. Na, o kas toliau? O kas toliau? Ja. Tai, žinot, mano nuomonė, tas nieko nekeičia. Ir tiesiog kartais reikėtų labai adekvačiai vertinti tai, kas vyksta. Ir jeigu tai yra ginčas, na gerai, kad ginčų išnyks, tai tikrai yra tokia, jau kaip sakant, teorija labai filosofinė, ginčiai visą laiką bus ir visą laiką buvo, tiesiog ginčių sprendimo variantas. Aš tikrai nesakau, kad mediacija padės visuose ginčiuose, tikrai ne. Yra ginčių, kur nereikia netgi mediacijos, nes ten ir sudėtingi klausimai, ir sudėtingi galbūt teisės klausimai, galbūt emociniai klausimai, ten, sakykime, visokių tų dalykų yra, bet pasinaudoti tuo ir galų galę pabandyti, kai šalims, pavyzdžiui, ypatingai teisminė mediacija nieko nekainuoja. Tai teisme pasiskyriai iš esmės kokias 2-3 valandas atbuvai, atsėdėjai, nieko labai neprarasi. Nereikės niekam mokėti, nieko daryti, bet galbūt atsiras kažkokia tai tiesa kažkur tai. Nes, irgi pavyzdys buvo susiginčioje tenai tokia bendryje ir keitėsi pirmininkai. Ir vienas pirmininkas atėjo, po kito pirmininko rado daug visokių reikalų tenai. Ir iš karto ieškinys, ten teisme, bet čia prasidėjo, reikalaujant tiek pinigų. Aš ten tokiam juos atskiriu, individualų pokalbį, sakau, tai kaip iš tiesų? Na, gal sako visaip, ne viskas gal čia ir taip yra, gal tas sumos ir netokios, galbūt ne taip yra naip. Nu, tai sakau, tai jūs turite kažką galutinį, taip turim. Tiesiog galite pristatyti tam žmogui, kad jau irgi žinotų, apie ką mes šnekam iš dalies, taip. Nu, prisistatė, bet sprendžiasi ten. Bet galų galia atsiranda ne ta viršutinė pozicija, o ta interesas tikras, ko aš vis tik tais iš tiesų noriu. Čia yra, mano supratimu, svarbus momentas mums patiems pagalvoti apie tai, jeigu mes kalbame apie verslą, mes kalbame apie vertės kūrimą. Vertės visą laiką atsiranda daugiau, kada vertę gauna abi dvi pusės. Tiesiog taip jau yra, tokia yra matematika, loginė matematika versle, iš esmės taip yra. Ir ačiū tau labai, čia buvo Egidijus Langys, advokatas, mediacijos specialistas, advokatų profesinės bendrijos partneris, advokatas ir man vis pamastymų norisi paskatinti žmonės pamastyti po kokio pokalbių, tai va čia turbūt ir buvo toks intencija pamastyti. Kas gali būti naudinga šitoje vietoje, kad ginčą galima spręsti kitaip, ieškoti kitokių galimybių. Jums labai dėkoju už dėmesį. Mes su jumis susimatysime reguliariai kiekvieną trečiadienį 13 valandą ir kiekvieną susimatysime ir Delfi TV per Telia 11 kanalą.
Lygiai taip pat mūsų laidas, visą archyvą galite rasti audio formate, Spotify, iTunesuose, galite rasti Facebook'o grupėje ir galite parašyti man mailą, laukčiau, su klausimu, pageidavimu, pasiūlymu. Rimtai, ir aš jų gaunu ne tiek daug, kaip norėčiau, arba gal kaip tik tiek, kiek norėčiau, nes jeigu labai daug bus, man irgi bus sunku, bet vis dėlto labai raginčiau. Jeigu turite klausimą, temą, kurią norite, kad mes čia aptartumėm, ir jeigu išvelgėte tai, ką norėtumėte laimėti, pasiekti ir jaučiate, kad galima įgyti įprotį, išmokti nugalėti, išmokti laimėti. Tai čia, žinokit, čia apie tai vieškutuką. Tai labai kviečiu. Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir pasimatysim kitą kartą. Ačiū.